Sveiki. Manau, šiek tiek reikia keisti kalbų pobūdį ir toną. Mano manimu, nors klausimas, kas laukia Lietuvos, rūpi visiems, tai nereiškia, jog į taip lengva atsakyti. Pagrindinė priežastis, kuri tai trukdo padaryti, yra labai paprasta. Lietuvoje yra labai mažai žmonių, kurie supranta, kas čia vyksta. Galbūt tai šokiruoja, galbūt kai kam labai nepatiks, todėl visgi drįsiu mėginti paaiškinti. Žinoti, kas yra blogai, nereiškia suprasti. Supratimas ateina tada, kai žinome, kiek tai įmanoma, šitų blogybių priežastis. Todėl pirmoji labai svarbi priežastis yra ta, kad mums trūksta savimonės. O be savimonės žmogus yra marionetė, kuriuo manipuliuoja kas kaip nori. Per 20 metų mes kažkaip dar nesupratom, kad į nepriklausomybę atėjome nepasiruošę. Ir nepasiruošę dvejopai. Lietuvos modelis valstybės negalėjo atsirasti todėl, kad priešrinkiminėme Sąjūdžio Seimo susibūrime buvo atsisakyta bent kiek rimčiau nagrinėti rinkimų programos klausimą. Todėl, kalbant šiuolaikiniais politologinių žargonų, nepriklausomybė buvo didžiulis dalykas, bet mes į ją įėjome faktiškai su populistinė sąmonė. Antras dalykas, kurio mes nesupratome, kad ta laisvė, kurią įsikovojame, yra gana sąlygiška, nes per mūsų tą ir taip problemišką sąmonę pradėjo važiuoti tai, ką galima vadinti galbūt galingiausia pasaulio istorija – smegenų plovimo mašina. Todėl prasidėjo visiškas pakrykimas, kurio rezultatas yra tik tai išsibarstymas ir negalėjimas susitelkti. Taigi, kalbant apie esminius dalykus, manyčiau, jog pirmiausia, reikia išbalansuoti vieną trikampį. Trikampį, kurį sudaro 3 sąvokos – tauta, valstybė, pilietis. Čia nėra balanso, todėl, kad jau 20 metų Lietuvoje kūriama pilietinė visuomenė. Be galo mažai žmonių supranta, kad pilietinė visuomenė nebūtinai yra pilietiška visuomenė. Tai suprasti sunku yra todėl, kad galima ugdyti piliečius, sugebant nepaaiškinti, kieno jie yra piliečiai. Galima būti miestų, galima būti valstybės, galima būti didžiulės imperijos, galima būti pasaulio piliečių. Todėl galbūt man trūksta žinių, išminties ar ko,
Bet aš, pavyzdžiui, ir šiandien prisipažinsiu, nesupratau, kokiu piliečiu mane nori padaryti. Galbūt yra, kurie žino. Sudėtingi reikalai yra ir su tauta. Reikalas tas, kad lygiai kaip grinai pilietinė tauta, jeigu jinai nežino, kokioje valstybėje gyvena, yra viso labo etnografinis darinys, lygiai taip pat tauta, kuri nežino, kokios valstybės ji nori, yra ko gero tik tautybė. Kitaip tariant, noriu pasakyti, kad drąsinimasis, kad turime išlikti, visa tai yra teisinga moralinė nuostata, bet nekeliant klausimo, kaip išlikti, praktiškai to padaryti neįmanoma. Nes valstybė yra vadinamoji objektyvi tautos forma, kevalas, kuris ją saugo nuo ištirpimo. Kad yra labai didžiulis atotrukis tarp šitų dalykų, pailiustruosiu įspūdingų pavyzdžių, kuris rodo būtent fantastišką atotrukį nuo realybės. Kai buvo vykdoma vis ta pati garsioji aukštojo mokslo reforma, atkreipiu dėmesį, nesureagavo ne tik studentai, o tai savaime yra požymis, kad jie nesupranta, kas su jais daroma, bet faktiškai į šitą reformą visiškai nesureagavo vadinamosios pilietinės visuomenės kūrėjai. Jiems ji buvo neaktuali. Lygiai taip pat į šitą reformą nesureagavo ir įvairios tautinės ir patriotinės organizacijos. Mes galime sukelti, paaiškėję, triukšmą tegul dėl problemiškų dalykų. Yra svarbu, žinoma, išgelbėti Donelaitį, bet aš noriu pasakyti, kad kol neateis supratimas, kad jeigu neliks tautos, o ją gali išsaugoti tik valstybė, nebebus niekam reikalingas ir Donelaitis, tas supratimas dar neatėjo. Todėl dabar šitą kalbą baigiu, pasiūlydamas mažytę tolesnio veikimo, jeigu ne strategija, tai bent taktika. Manau, kad pirma prielaida, kuri yra būtina, norint, kad šitas susirinkimas nebūtų paskutinis, yra sąžiningumas savo. O šitas sąžiningumas savo reikalauja pripažinti, kad nieko mes nesuprantame, kas čia vyksta. Todėl pirmas veiksmas turėtų būti žmonės, kurie norėtų suprasti ir tai reiškia suvoktų panašių susitikimų prasmę, galėtų maloniai duoti savo adresus ir taip toliau. Renginiai gali būti vieši, bet turi prasidėti sveika diferenciacija, tai yra turi pamažu kristalizuotis branduolys tų, kuriems iš tiesų įdomu ir svarbu, kas vyksta. Antras dalykas, kurį reikėtų padaryti kiekvienam esančiam salėje. Šiuo atveju neprašysiu kelti rankų, bet reikėtų mažytės ataskaitos savo. Jeigu, pavyzdžiui, reikėtų išeiti, gink Dieve, niekur nekurstau ir niekur nekviečiu. Pavyzdžiui, kokį protesto mitingą, akciją, taip toliau. Kiek iš čia esančio ateitų? Mes esame pasiekę tokią ribą, kodėl tai pabrėžiu, nenorėdamas nieko įžeisti, kad pasėdėti tokiame susirinkime, mandagiai išklausyti ir prireikus vis dėlto neateiti, nebegalima. Tos prabangos jau sau leisti negalima. Taigi paskutinis dalykas turbūt būtų viena mintis, kad galbūt, aš nežinau,
galbūt reikalas tikrai yra neprarastas. Bet faktiškai problema yra štai kokia. Lietuvoje nebuvo jokio kolektyvinio intelektualinio darbo jau 20 metų, nors buvo parašyta nemažai protingų tekstų apie šalies reikalus. Lygiai taip pat būta nemažai visuomeninių judėjimų, protesto akcijų taip toliau, bet jos kodėl buvo bejėgiškos? Trūko vieno dalyko – minties, tai yra proto ir veiksmo sintezės. Už veiksmą jau yra atsakingas ne protas, bet valia. Taigi, jeigu tai pavyks sujungti, jeigu bus tai norinčių padaryti, galbūt fortuna mums dar nusišypsos. Ne, tai ne. Ačiū uždėmesį.